Aš kalbėsiu šiandien apie generatyvinio dirbtinio intelekto etiką dėstymą. Bet iš tikrųjų tai kalbėsiu ne tik apie aukštąsias mokyklas, bet šiek tiek kalba eis ir apie bendrojo ugdymo mokyklas, nes daugelis problemų, su kuriom arba iššūkiais, turbūt reikėtų sakyti, su kuriais susiduriame, tai būdinga tiek vieniems, tiek kitiems. Ir pirmoje pranešimo dalyje aš norėčiau pakalbėti apie tarptautinės tendencijas, o antroje dalyje pristatyčiau apie tai, ką mes turime Lietuvoje, būtent kaip ten yra vartojamas tas generatyvinis dirbtinis intelektas, koks jo paplitimas. Taigi, dabar mes visą laiką atsiduriam į tokią situaciją, patenkame, kur susiduriam su labai įvairių apibrėžimų gausa. Tačiau šiuo atveju dirbtinį intelektą aš apibrėžiu kaip Lietuvos dirbtinio intelekto strategiją apibrėžtą. Tiesa, ta darbo grupė, kuri kūrė Lietuvos dirbtinio intelekto strategiją, dabar atnaujina darbus ir juda toliau. Taigi dirbtinis intelektas tai sistemos, kurios demonstruoja protingą ir sumanų elgesį, analizuodamos savo aplinką ir darydamos gan savarankiškus sprendimus tikslui pasiekti. Bet kaip ir minėjau, tai nėra vienintelis apibrėžimas ir skaitydami literatūroje jūs susidursite arba susidurite jau su gausybė jų. Taigi, kalbant apie ChatGPT, nes mano pranešime labiau ir suksis kalba turbūt apie jį, nes jam tik atsiradus kilo didžiulis nerimas, ypač akademijoje ir švietimo bendruomenėje. Taigi, čia turbūt visi ir žinote jau apie tą ChatGPT ir jisai geba rašyti esė gana aukštame lygyje, gali spręsti kompleksinės problemas, geba rašyti kodus bei juos naudoti. Ir be abejonės daugybė kitų dalykų. Taigi, ir kalbėdama apie generatyvinį dirbtinį intelektą, tai norėčiau trumpai pristatyti gaires, kurios atsirado, generatyvinio dirbtinio intelekto gairės švietimo ir moksliniams tyrimams UNESCO 2023 metais atsirado. Iki to laiko nieko nebuvo, jokių gairių susijusių su aukštuoju mokslu ir moksliniais tyrimais. Ir čia yra tokios pirmosios gairės. Kas susijęs su bendruoju ugdymu, tai buvo gairės ir aš jas taip pat trumpai pristatysiu. Taip pat, ir kaip yra apibrėžiamas generatyvinis dirbtinis intelektas. Tai generatyvinis dirbtinis intelektas, čia su kalbininkais tarėmės, kad geriausiai trumpinti generatyvinis DI, tai dirbtinio intelekto technologija, kuri automatiškai generuoja turinį reaguodama į užklausas. Generatyvinis dirbtinis intelektas remiasi esamą turiniu, kuria naują turinį. Turinys gali būti pateikiamas tekstais, vaizdais, muzika, kodais ir panašiai. Ir, daugiau ir nesiplėsiu, nes labai gražiai gerbiama Jurgita paaiškino visus niuansus, kaip veikia dirbtinis intelektas ir apie generatyvinį dirbtinį intelektą taip pat. Taigi, kas dar svarbu yra? Generatyvinis dirbtinis intelektas kuria naują turinį, bet jis nekuria naujų idėjų ir negali spręsti realaus pasaulio iššūkių. Ir dar vienas dalykas, kad negalima pasitikėti jo tikslumu. Tai kaip tik ir vėliau parodysiu pavyzdį, kaip aš eksperimentavau su ChatGPT. Taigi, anksčiau mūsų tarnybai vadovavo kontrolierė Loreta Tauginienė. Ir tiesiog čia prieš metus laiko maždaug aš paprašiau, kad ChatGPT, kad man apie ją parašytų. Ir ką aš gavau? Kad jinai yra Lietuvos konservatorijos dėstytoja ir muzikos pedagogė, kas yra visiškai ne tai. Ji yra Lietuvos muzikos ir teatro akademijos muzikos pedagogijos katedros profesorė ir taip pat jos vadovė nuo 10 iki 16. Ne,
iš tikrųjų Loreta Dauginienė su muzika visiškai nesusijusi. Bet šitas visas aprašymas būtent apie tai ir yra, kad vėliau jis studijavo Berlyno konservatoriją, įgijo menininko kvalifikaciją fortepijonui. Tai kaip buvo sugeneruotas šitas tekstas, iš kur paimta informacija, man lieka mistika, nes tai yra, visiškai ne tai. Taigi, tiesa, vėliau tikrinau taip pat per ChatGPT suvedus tą pačią užklausą, jau jisai pateikė, kad informacijos neturi. Tai vadinasi, jisai jau šiek tiek išmoko ir klaidų daro mažiau. Bet. Tai o dabar truputėlį apie generatyvinio dirbtinio intelekto naudojimo švietime reglamentavimą. Tai yra, norėčiau pateikti, į ką reikėtų atsižvelgti, ten gal vieną dalį ir praleisiu, čia dėl laiko stokos. Bet ką turėtumėm žinoti mes kaip institucijų atstovai, ką turėtumėm žinoti apie kūrėjus ir ką turėtumėm žinoti kaip individualūs asmenys. Tai pagrindiniai elementai yra, kaip ir minėjau, vyriausybės, generatyvinio dirbtinio intelekto įrankių tiekėjai, institucijai naudotojai ir individualūs naudotojai. Tai tą vyriausybių dalį aš praleisiu, nes aš manau, kad mums jinai yra nelabai aktuali. Ir pereisiu prie generatyvinio dirbtinio intelekto įrankių tiekėjų. Kas yra tie tiekėjai, tai organizacijos ar asmenys, kurie yra atsakingi už generatyvinio dirbtinio intelekto priemonių kūrimą ir prieinamumą. Arba naudoja generatyvinio dirbtinio intelekto paslaugoms teikti generatyvinį dirbtinį intelektą. Ir dauguma įtakingų generatyvinio dirbtinio intelekto priemonių tiekėjų yra itin gerai finansuojamos įmonės. Čia reikia irgi tokių žemiškų dalykų nepamiršti. Ir generatyvinio dirbtinio intelekto tiekėjams turėtų būti aiškiai nurodyta, kad jie yra atsakingi už projektavimo etiką. Ir būtent čia yra atkreipiamas dėmesys į atsakomybę. Ir kogi reikalaujama iš jų. Tai, kaip ir sakiau, pirmoji eilėje tai žmonių, kūrėjų, naudotojų atsakomybė. Tuomet duomenys ir modeliai turi būti patikimi. Tai kitas aspektas yra patikimumas. Toliau turi būti turinys kuriamas turėtų būti nediskriminacinis. Kol kas to ten, tarkim, ChatGPT užtikrinti nelabai gali, nes yra apsimokęs ne taip daug, kaip turėtų būti apmokytas. Tai generatyvinio dirbtinio intelekto modelių paaiškinamumas ir skaidrumas turėtų būti turinio ženklinimas būtinai. Taip pat turėtų būti laikomasi apsaugos ir saugumo principų. Taip pat prieigos ir naudojamos tinkamos specifikacijos turėtų būti parengtos. Ir pripažinti apribojimai ir užkertamas kelias nenuspėjamai rizikai turėtų būti. Ir skundų teikimo ir teisių gynimo mechanizmai numatyti, bei neteisėto naudojimo stebėsena turėtų būti vykdoma ir informavimas apie tai. Tai yra būtent atitinkantis šiuos kriterijus generatyvinio dirbtinio intelekto įrankiais, jau būtų galima drąsiai naudotis. Toliau. Kitas yra instituciniai naudotojai. Instituciniai naudotojai tai švietimo institucijos ir įstaigos, universitetai, mokyklos, kurios yra atsakingos už tai, ar generatyvinio dirbtinio intelekto turėtų būti įdiegti generatyviniai įrankiai ir kokio tipo generatyvinio dirbtinio intelekto priemonės turėtų būti įsigyjamos ir diegiamos institucijoje. Čia
turėtų būti atliekamas generatyvinio dirbtinio intelekto algoritmų, duomenų ir rezultatų institucinis auditas, ar čia gal auditas, tas žodis toks, gal geriau versti patikra būtų. Proporcingumo patvirtinimas ir naudotojų gerovės apsauga turėtų būti atsižvelgta į ją. Turėtų būti peržiūrimi ir sprendžiami ilgalaikio poveikio klausimai, nes kol kas generatyvinis dirbtinis intelektas čia labai greitai įsiveržia į rinką ir tokių tyrimų nėra. Ir dar kalbėdama apie riziką, aš apie tai dar šiek tiek pasikartosiu. Ir kalbant apie moksleivius, turėtų jisai būti parinktas pagal amžių. Tai yra ne visos generatyvinio dirbtinio intelekto programos tinka visokio amžiaus moksleiviams ir studentams, moksleiviams labiau. Čia institucijoms šiek tiek gali kilti problemų, nes būtent sudėtingai iš gausybės generatyvinio dirbtinio intelekto instrumentų išsirinkti būtent patikimą. Ir atsirinkti ir įsidiegti. Tai va, bet kuriuo atveju paskui turėtų būti daromas auditas ir žiūrima, kaip ar pasiteisina sprendimas diegti tokį, vienokį ar kitokį. Na ir individualūs naudotojai. Individualūs naudotojai tai gali būti visi žmonės visame pasaulyje, kurie turi prieigą prie interneto ir bent vienos rūšies generatyvinio dirbtinio intelekto įrankių. Ir gairėse šitose, kuriuose aš pristatau, UNESCO parengtose 2023 metų, individualūs naudotojai daugiausiai reiškia mokytojus, tyrėjus ir besimokančius formaliojo švietimo įstaigose ar dalyvaujančius neformaliojo švietimo programose. Ir kas yra svarbu? Informatumas apie generatyvinio dirbtinio intelekto naudojimo sąlygas. Tai yra kiekvienas, kuris naudoja, jisai turėtų žinoti sąlygas. Sąlygos gali apimti dalykus tokius kaip, aš irgi kalbėsiu dar, konfidencialumas, duomenų apsauga, kur yra saugomi duomenys, nes mes ne visuomet apie tai pagalvojame. Toliau etiškas generatyvinio dirbtinio intelekto taikomųjų programų naudojimas. Tai čia yra jau kitas aspektas, ką turėtų išmanyti visi tiek dėstytojai, tiek mokytojai, tiek besimokantieji, kad programas reikėtų taikyti etiškai. Ir neteisėtų generatyvinio dirbtinio intelekto programų stebėsena ir pranešimų teikimas. Tai yra, kiekvienas iš mūsų turėtume gebėti identifikuoti netinkamas programas, neteisėtas ir teikti pranešimus. Tai va tokie yra pagrindiniai dalykai. Reglamentai, rekomendacijos, kokie reglamentai turėtų būti dėl generatyvinio dirbtinio intelekto. Ką reikėtų nepamiršti ir apsirašyti. Tai va, ir yra neišspręsti etiniai klausimai. Dėl vis sudėtingesnių generatyvinio dirbtinio intelekto įrankių kils papildomų etinių problemų. Čia jau turbūt daugelis ir su tuo jau susidūrė. Reikia gilesnių į ateitį orientuotų analizių, kad būtų atskleisti ir sprendžiami neištirti etiniai klausimai, bent iš šių 5 perspektyvų. Tai yra prieinamumas ir teisingumas. Generatyvinio dirbtinio intelekto sistemos švietime gali padidinti esamus technologijų švietimo išteklių prieinamumo skirtumus ir dar labiau padidinti nelygybę. Toliau žmogiškasis ryšys. Generatyvinio dirbtinio intelekto informacinių technologijų sistemos švietime gali sumažinti žmonių tarpusavio sąveiką ir svarbiausius socialinius ir emocinius mokymus aspektus. Apie tai irgi nėra informacijos. Žmogaus intelektinis vystymas. Švietimo sistemos gali apriboti besimokančiųjų savarankiškumą ir veiksnumą, nes pateikia iš anksto nustatytus sprendimus arba susiaurina galimų mokymosi patirčių spektrą. Reikia ištirti jų ilgalaikį poveikį besimokančių intelektiniam vystymuisi, apie ką šiek tiek buvau užsiminus ir
Anksčiau. Psichologinis poveikis. Generatyvinio dirbtinio intelekto sistemos, imituojančios žmonių bendravimą, gali turėti nežinomą psichologinį poveikį besimokantiesiems ir kelti susirūpinimą dėl jų kognityvinės raidos ir emocinės gerovės bei dėl manipuliavimo galimybių. Užslėptas šališkumas ir diskriminacija, kadangi kuriamos ir švietime taikomas vis sudėtingesnės generatyvinio dirbtinio intelekto informacinių technologijos sistemos, tikėtina, kad jos gali sukelti naujų šališkumo ir diskriminacijos formų, pagrįstų mokymo duomenimis ir modeliams taikomais metodais. O tai gali lemti nežinomus ir potencialiai žalingus rezultatus. Na va, ir dar labai trumpai, aš žiūriu, laikas senka, trumpai apie dirbtinio intelekto ir duomenų naudojimo mokymo ir mokymosi srityje etikos gaires pedagogams. Čia Europos komisijos parengtos 22 metų gairės, jos yra išverstos į lietuvių kalbą ir jas Europos komisijos tinklalapyje galima surasti, jeigu kas norės pasidomėti giliau. Tai va, tai švietimo ir mokymo srityje naudojamo dirbtinio intelekto ir duomenų etiniai aspektai. Tai yra žmogiškasis veiksnys, socialinis teisingumas, žmoniškumas, pasirinkimo pagrindimas. Ir dabar aš galvoju, gal aš tiesiog dėl laiko stokos praleisiu šitą dalį, nes noriu dar vieną šį bei tą pasakyti. Daugiau. Ir kaip ir irgi buvau minėjusi, vis dėlto reikia laiko daugiau tyrinėti dirbtinio intelekto ir ypatingai generatyvinio dirbtinio intelekto poveikį naudotojams ir tam reikalinga vis daugiau naudojimo atvejų. Čia taip pat svarbu prisiminti, kad pavyzdžiui, mes ne visada žinome, kur ir kaip naudojame mūsų duomenis, jau apie tą irgi minėjau, ir pavyzdžiui, Google Docso mes tiesiog negalim naudotis, nes tai prieštarautų BDR. Tai tam tikri tokie dalykai iškyla, naudojant generatyvinį arba tiesiog dirbtinį intelektą. Čia irgi taip pat minėjau, kad dabar jau tiesa, čia 22 metų dokumentas, dabar jau atsiranda tyrimų, kuriuose vis daugiau įrodoma, kad generatyvinis dirbtinis intelektas padeda mokinių motyvaciją, didina, padeda ir gerina mokymosi rezultatus. Tai jau po truputį tokių tyrimų randasi. Bet dar jų nėra labai daug. Tai va. Ir dirbtinis intelektas ir duomenų naudojimo švietimo srityje etika turi būti grindžiama švietimo etika. Etiniai aspektai turėtų būti apibrėžiami atsižvelgiant į socialinius ir ugdomuosius švietimo tikslus. Neatsiejama švietimo etikos dalis yra žmogaus teisė. Ir dabar čia buvo atliktas tyrimas, tų tyrimų Lietuvoje mes taip pat turim, aš daugiau ir nežinau, bet gal tiesiog pastaruoju metu labiau gilinausi užsienio tyrimus. Tai buvo verslo įmonės vienos atlikti užsakytas Vilmorus tyrimas apie generatyvinio dirbtinio intelekto įrankio žinomumą ir naudojimą. Ir čia tas dalykas sukėlė didelį nerimą, nes tiesiog buvo parodyta, kad moksleiviai naudojasi ChatGPT arba BART programa. Taigi, į klausimą, ar girdėjote apie generatyvinio dirbtinio intelekto įrankius, sistemas pokalbių robotus, tokius kaip ChatGPT ar BART, tai atsakė, kad taip, 85% 2, 3, 4 klasių gimnazistai. Toliau. Ar teko naudoti dirbtinio intelekto įrankius, ChatGPT, BART ir panašiai, tai naudojo apie 80%. Kitas įdomus klausimas, kokiais tikslais dažniausiai naudojate šiuos įrankius?
ir informacijos paieškai pasakė 62%, namų darbams atlikti nurodė netoli 50%, mokytis 36%, rašiniams rašyti 34%, testams atsakyti 17%. Tai mes matome, kad bendrojo ugdymo mokyklose, gimnazijose šiuo atveju šitie generatyvinio dirbtinio intelekto įrankiai yra paplitę ir taikomi net visiems, netgi namų darbams atlikti. Ir čia jau reikėtų mums susirūpinti, dar gal toliau pasižiūrėsiu, kaip dažnai naudojate šiuos dirbtinio intelekto įrankius, tai kelis kartus per mėnesį naudoja 33%, kelis kartus per savaitę naudoja 20,5% apklaustųjų. Ir ar bent kartą naudojate šitus įrankius rašydamas esė, rašinius, atlikdamas namų darbus, tai beveik 50% pasakė taip, naudojau namų darbams atlikti, 34% pasakė taip, naudojau esė rašiniams ar kitiems rašto darbams. Ir 32% paminėjo, kad šiam tikslui dirbtinio intelekto įrankių nenaudojo. Tai mes matom, kad ChatGPT yra paplitęs mokyklose. Ir dabar ar planuoja naudoti, tai 52% atsakė, kad taip. Bet aš tai manyčiau, kad turbūt jau čia nesustabdysiu upės bėgimo ir naudojimas bus žymiai platesnis. Tai dabar klausimas, truputį per toli nubėgau, klausimas, ką reikėtų daryti, tai kaip irgi žinote, tam tikros aukštosios mokyklos, tam tikros šalys uždraudė ChatGPT naudoti, bet pavyzdžiui, prieš savaitę perskaičiau, kad Norvegijos valstybinė švietimo agentūra įsigijo ChatGPT 3,5 turbo abonementų 110 000 mokinių, studentų, mokytojų ir dėstytojų. Ir jie teikia, vadovas teigia, kad būtent šis dirbtinio intelekto įrankis gali padėti mokytis. Ir manoma, kad tai yra etiškai teisingas sprendimas. Bet yra švietimo asociacijos atstovė kritikavo tokį įsigijimą, nes kai kurie studentai ir moksleiviai jau naudoja ChatGPT 4 ir todėl gali turėti pranašumų. Tie mokiniai ir studentai, tai jau bus neetiška. Tai va, o iš tikrųjų, kalbant, pabaigiant visai mano tą pranešimą, tai yra Futurepedija, kurioje galima rasti daugybę dirbtinio intelekto instrumentų, kurie yra kuriami ir jų daugėja ne dienom, tikrai, ne mėnesiais, ne metais, o dienom. Ir galima rasti naudingų, tiesiog nebūtinai ChatGPT naudoti, bet mokymosi tikslams, siekiant geresnių rezultatų, siekiant, tai galima pasirinkti. Ir tiesiog reikia prisiminti, kad tikrai reikia susigyventi su tuo. Ir aš manau taip, kad draudimai tai nėra labai toksai vertingas sprendimas, galbūt trumpalaikiai perspektyvoje, kol spėsime pasiruošti, kol spėsime pergalvoti studijų